Sveiki, žmonės. Noriu pasidalinti paskutiniam naujienom apie šitas kriminalinės mafijos, kuri vadina save teisėsauga. Pasiekimus. Kaip prisimenat, prieš daugiau kaip 15 metų Kaune buvo nužudytas Kauno apygardos teismo teisėjas Jonas Formanavičius ir dar du žmonės, tai yra Violeta Naruševičienė, vėliau nužudyti Andrius Ūsas ir Drąsius Kedys. Visi šie nužudimai yra paslėpti. Jie yra neskleisti, nuteistas nekaltas žmogus Raimundas Ivanauskas. Kas nutiko dabar? Kodėl tai tapo taip aktualu, tarkim, ne? Aš sakiau, kad gavau įrodymus, kad prokuratūra suklastojo bylą Raimundui Ivanauskui, pasinaudodama melagingais, žinomai melagingais tokio recidyvisto Mindaugo Žalimo parodymais. Šitos parodymus Žalimas davė už tai, kad jį ištrauktų iš kalėjimo prokuratūrą kitoje byloje. Kas nutiko toliau? Tai turėdamas šitos įrodymus, kad Ivanauskas nuteistas nepagrįstai ir kad visa šita pedofilijos garliavos byla yra klastoti, nueinu į Vilniaus apygardos teismą, kuriame buvo teisiamas šitas Raimundas Ivanauskas ir nuteistas 7 metam kalėjimo. Paprašiau pakelti tą bylą. Prasidėjo visą dieną, 25 tonus perverčiau. Tai žinokit, tokios klastotės dar nesu matęs, tarkim, kad iš viso tą dieną, tą rytą, kai buvo nužudytas teisėjas, šį nužudimą matė 3 liudininkai. Turiu jų pavardės, viskas esu užsirašęs. Visi tie 3 liudininkai paliudijo, kad žudikas buvo nepanašus į Drąsių Kedį, kad žudikų buvo 2, o ne 1, kaip rašoma prokuratūros išvadose. Kad visi tie 3 liudininkai paliudijo, kad vienas žudikas vaikščiojo šaudė, pribaiginėjo tą teisėją, kitas sėdėjo mašinoj. Žmonės net įsidėmėjo antro žmogaus sėdėjusio mašinoj veido bruožus. Jie pasakė, kad keleriai buvo 2, vienas vairavo, kitas šaudė. Šaulys ne per nago juodimą nepanašus į Drąsių Kedį, panašus į kažkokį Kašpirovskį, kaip sakė vienas liudininkas. Tačiau ką mes turime oficialiuose prokuratūros išvadose, kad šaudė Drąsius Kedys, jis buvo 1. Tačiau šitie įrodymai tiesiogiai prieštarauja liudininkų parodymams, kurie tiesiogiai matė šitas nužudimą ir sako, kad buvo 2 kileriai, o ne 1. Ir tas keleris niekaip nepanašus į Drąsių Kedį, jis panašus į Kašpirovskį labiau. Tai, žodžiu, skaitau ir negaliu patikėti, tokia klastotė, grubi, pigi. Iš esmės, netelpanti bet kokius padarumo rėmus, ir ne, kad, tarkim, kad ir tie žmonės, šitie liudininkai, aš įsivaizduoju, kokį jie patyrė spaudimą, tarkim, kad jie buvo laužymai pasakyti, kad ne, tu ten suklydai, nematei. Viena moteriškė pasakė, aš mačiau ne to žmogaus veido bruožus, kuris sėdėjo mašinoj. Prokuratūra ką padarė? Ai ne, sako, čia nemažumų, ten liemenė kažkokia tai kabėjo ant sėdynės. O tu galvoji, kad ten žmogus. Tai čia ten buvo liemenė. Liudininkas sako, ne, ten buvo ne liemenė, ten buvo sėdėjo žmogus, aš jį mačiau, aš jo įsidėmėjau jo veido bruožus. Nei tai paliudijo teisme, kad jinai matė šitą kilerį, antrą kilerį. Ir ką? Nieko. Teismui tiko šitą prokuratūros chaltūrą klastoti, tarkim, ir ne? Tai kas dabar nutinka toliau, čia dar ne pabaiga, tarkim, viso štai nesąmonių. Gerai, paprašau tada teismo leidimo pasidaryti kopijas šitos bylos. Praeina 3 dienos, skambinu, nueinu, nes jau ten iš esmės norėjau visus šitas kopijas liudininko tos parodymus pateikti, paviešinti, tarkim, kad visi žmonės patikėtų, kokia tai buvo neįtikėtina klastotė šita garliavos pedofilijos byla. Tai yra pati baisiausia prokuratūros tirta byla ir pati grubiausia klastotė, tarkim. Ir ką jūs galvojat?
Teisėja tokia Mačionytė, Vilniaus apygardos teismo. Va tik prieš 10 minučių gavau jos nutartį. Nutartį. Teisėja Mačionytė nusprendžia, kad pedofilijos bylą reikia įslaptinti. Dėl to, kad aš negalėčiau įrodyti, kad jinai yra klastotė. Taip ir parašyta, kad uždrausti Aurimui Dryžiui susipažinti su daryti šitos bylos kopijas. Aš tuoj parodysiu šitą. Šitas nutartį. Ir ką jūs savo galvoja, tarkim, ne, kad maždaug nors labai aiškiai tas baudžiamojo proceso kodeksas sako, kad, tarkim, po to, kai byla išnagrinėta apygardos teisme, jinai gali būti, su ja gali susipažinti visi byloje dalyvavę asmenys. Susipažinti tai reiškia automatiškai, kad ir daryti iš tos bylos kopijas, ar ne? Tai ką dabar tokia Jurgita Mačionytė? Šitą laikinai einantį ten vadovės pareigas, jinai man parašo, kad iš minėtos įstatymo nuostatos matyti, kad įstatymo leidėjos įtvirtino byloje nedalyvavusių asmenų teisę susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga. Tačiau tokių asmenų teisės daryti bylos medžiagos kopijas nenumatė. Va taip, tarkim, ta prasme, kad tu gali paskaityti bylą, pasibaisėti šitom baisiom klastotėmis, ar ne? Tačiau įrodyti, tarkim, to ir parodyti visuomenė, kad, tarkim, tai yra klastotė, tu negali, dėl to, kad taip nusprendė teisėja Mačionytė. Nes aš kai suprantu, šitai mafijai dega subinė. Žiauriai dega, tarkim, įsivaizduoju, kad dabar visas mūsų teisės elitas, visas Lietuvos sušiktas Vilniaus apygardos teismas, apeliacinis teismas, aukščiausiasis, visi dalyvavo šitai sunkioje nusikalstamoje veikloje, visi teisė nekaltų žmonės, sodindavo juos tyčia ir visi slėpė tos nužudimus ir tos vaikų prievartavimus, tos labai sunkius nusikaltimus. Visa šita mafija sėsi kaliūzę, aš jums pažadu, tarkim, jų nieks dabar nebeišgelbės, tarkim, jie visi šitos Mačionytės, visi šitie prokurorai, kurie klastojo bylas nekaltiem žmonėm, jų laukia liūdna perspektyva, tarkim, jo. Ir va šitas eilinės teisėjos Mačionytės, šitas mafijinės Vilniaus apygardos teismo teisėjos nutartis, kad uždrausti viešinti ir daryti kopiją šitos bylos medžiagą, tik tai įrodo dar kartą, kad šitai mafijai dega subinė. Tai va tiek ir norėjau pasakyti. Sekite toliau šitą labai įdomų žurnalistinį tyrimą. Ačiū už dėmesį.